Prasilenkus gatvėje su Monika Dubauskaite niekada negalėtum pagalvoti, jog tai 2 vaikų mama, verslininkė ir dar puiki kulinarė. Vėjavaikiškos ir jaunatviškos išvaizdos moteris savo gyvenime vadovaujasi sveiko gyvenimo principais. Tiesa, sako, jog nėra dėl to pamišusi ir jokių būdų savo gyvenimo būdo nenori piršti kitiems. Taigi šį rytą su Monika kalbamės apie sveiką gyvenimo būdą, žaliavalgiškus saldumynus ir naują gyvenimo kokybę. Jau kuris laikas Monika atsisakė ne tik mėsos, bet ir alkoholio. Šiandien dėl to ji labai džiaugiasi. Man labai svarbu socializuotis yra dalyvauti vakarėliuose, visur man reikia būti, viską matyti. Ir dabar irgi tą sėkmingai darau, bet tiesiog nebereikia svaigalų dėl to, kad kada mintis ir protas ramus, tai tau nebereikia jokių akceleratorių, kad atsipalaiduot, sakykime, ar pasijaust geriau, ar linksmiau, ar kažkaip lengviau bendrauti. Sėkmingai verslą ir savo gyvenimą dėliojanti pašnekovė teigia, kad jausmai geriausias jos gyvenimo palydovas. Viską, ką darau gyvenime, tai yra iš jausmo. Tokiu principu, kaip sakant, kapoju. Jaučiu ir darau. Tai šis verslas irgi neišimtis buvo, sugalvojau, paėmiau ir padariau. Kalbėdama apie žaliavalgystę, Monika atvira. Ji nėra 100% žaliavalgė. Šaltuoju metų laiku ji valgo tiek virto, tiek ant garų ruošto maisto. Beje, moterims, kurios sako, jog jos taip pat norėtų tapti žaliavalgėmis, tačiau neturi laiko gamintis tokius patiekalus, ji turi savo atsakymą. Žaliavalgystė yra daug paprasčiau, daug greičiau pasigamini savo patiekalus, negu stovėdamas prie keptuvių, troškindamas ar ten kaitindamas orkaitę, kol tu įjungi, kol iššyla ar ne, kol tu ten praviri, kol pakepini, kol tada įmeti į orkaitę, tai tu arba viską sumeti į blenderį, susiblendini, va, matom, arba tu susipjaustai, sumeti į lėkštę. Tai va, jeigu tu nori kažkokių tai duonelių, kažkokio jau pasižaidimo, tai dar galima naudoti džiovyklą. Tai ten irgi lygiai taip pat sumeti blenderį, kažką tai išsidžiauni, išsitepi, gauni duonelių, tai vis tiek yra gaminimo procesas daug trumpesnis, negu tu kepi ir verdi. Įtikinusi mus, jog laiko stoka nepasiteisinimas, Monika į klausimą, ar gali pasakyti, ką daryti toms, kurios dievina šokoladą, atšauna nei nemirktelėjusi. Šokoladą keičiam į šokoladą. Tik tai keičiam į žaliavalgišką šokoladą. Kuris irgi yra panašaus skonio, praktiškai analogas, tik tai mes nenaudojam cukraus, nenaudojam jokių papildomų užslėptų ingredientų, kažkokių chemijų, nieko nenaudojam. Labai paprasta pasigaminti žaliavalgišką šokoladą. Štai jums ir šokoladas. Tačiau nepasiduodame, o ką daryti, kai šaltą žiemą norisi kažko šilto? Galima organizmą sušildyti ir nebūtinai šiltų maistu. Organizmą žiemą arba šaltuoju periodu galima sušildyti prieskoniais. Dėl ko pas mus sako, kad yra kalėdiniai prieskoniai, cinamonas, kardamonas, pipiriukai, ar ne? Jie skaidomi kalėdiniais, nes jie šildo tavo organizmą. Vedantis seminarus moterims ir jas mokanti žaliavalgiškų patiekalų subtilybių, Monika dalinasi rafinuotų sveiko veganiško gyvenimo skoniu su žmonėmis, kurie nebūtinai yra veganai. O štai ir dar vienas, gana netikėtas, netradicinis, tačiau vertingas Monikos patarimas vartotojiškai visuomeniai. Nėra taip, kad aš užėjus į parduotuvę pradedu galvoti, aha, rytoj gaminsiu tą, tai pirksiu tą reikia turėti, nes gaminsiu tą, darysiu tokį patiekalą, reikia šitų ingredientų, tai taip nėra. Aš užėjus, užsimerkiu ir galvoju, ko iš tikrųjų nori ir reikalauja mano kūnas. Ir dėl ko, sakom, mažavalgystė yra naudinga? Dėl to, kad kai tu ir atsisakai daug produktų ir išsivalai ir nedaug valgai, nėra persivalgymo, tu pradedi jausti, ko iš tikrųjų reikalauja tavo organizmas, ko jam reikia, ko. Gal tu pasidarai salotų, gal tu net nenori, sakykime, šiandien kažkokių tai lapų ar riešutų ar kažko. Štai tiek mažų, tačiau naudingų sveiko gyvenimo patarimų. O dabar skubame į virtuvę, kur nuo kalbų pereisime prie darbų. Pademonstruosiu jums, kaip paprasta visgi yra pasigaminti žaliavalgišką tortą, kurį galite valgyti drąsiai, be jokios graužaties, nes jame nėra nei cukraus, nei miltų, nei grietinėlių, nei sodos, nei kepimo miltelių. Mums reikės S-formos pjaustyklės ir blenderio. Taigi, torto padui pasigaminti jums reikės apie 200 gramų lazdyno riešutų miltų.
Prieš gaminant, prieš valgant, riešutus būtina mirkyti vandenyje. Palikti per naktį, bent 5 valandas pamirkyti, dėl 2 priežasčių. Pirmoji priežastis yra ta, kad į vandenį mirkant išeina visos, jeigu riešutai neekologiški, visos chemijos, jie išsivalo, tą vandenį nupilam ir išplaunam riešutus. Ir kita svarbi priežastis, dėl ko mes mirkome, tam, kad atgytų pati sėkla, jinai pasiruošia dygimui. Tai reiškia, naudingų medžiagų kiekis jisai ženkliai padidėja ir vyksta sinergetinis procesas, kada vienos medžiagos stiprina kitas medžiagas. Lazdyno riešutų miltus suberiame į S formos pjaustyklę, tuomet dedame apie 50 gramų kokoso drožlių, 50 gramų medaus. Tiesa, Monika sako, kad galite medų pakeisti agavos sultimis, skonis panašus. Ir tuomet belieka įpilti 5 gramus šviežiai spaustų citrinos sulčių. Viską sumalame, jei reikia pamaišome, kol gauname lipnią masę, iš kurios būtų galima lipdyti torto padą. Kai torto padas paruoštas, galima gaminti kreminės konsistencijos torto viršų. Taip kaip paprastoj virtuvėj įprastiniai mes neprasiverstumėm be puodo, keptuvės, orkaitės tikriausiai, ar ne? Taip žalioj virtuvėj mums būtinas yra blenderis. Nieko nelaukusi į smulkintuvą Monika deda apie 300 gramų mirkytų anakardžio riešutų ir pabrėžia, jog riešutus būtina mirkyti dar ir dėl to, kad galėtume išgauti tirštą konsistenciją. Į smulkintuvą taip pat keliauja ir atitirpintos šviežios avietės, tuomet eilė ekologiškam nerafinuotam kokoso aliejui ir migdolų pienui. Kaip jį pasigaminti, atsako Monika. Blendinam migdolų su 3 sykius daugiau vandens ir paskui nukošiam. Voilà. Pilam šviežiai spaustas burokėlių sultis ir dedam mūsų populiariausią saldiklį medų. Belieka visus ingredientus susmulkinti, paversti vientisą masę ir jie nukloti torto pagrindą. Gavom kreminę konsistenciją, atrodo kaip plakta grietinėlė. Būtent tokios konsistencijos mums reikia. Tikrai gardžiai atrodanti neįprasta konsistencija tortui netrukus nugula į torto formelę, kurioje puikuojasi lazdynų riešutų padas. Belieka 4 valandoms šį tortą palikti šaldiklyje ir galite svečią, šeimyną ar kaimyną jau šį sekmadienį pavaišinti neįtikėtino skonio aviečių tortų, padabintų kanapių sėklomis. Norit tikėkit, norit ne, tačiau tokio skanaus deserto, kurį valgant negraužtų sąžinė, dar neteko ragauti.